Aš nedaug avarijų turėjau, 10 avariją čia, tai čia nieko tokio. Kelinta avarija? Kelinta? 10. O tu pats nieko nesusitrenkiai niekada? Ta, porą randų turiu ir viso. Taigi pagrindinė problema yra, kad tu mėgsti vairuoti. Nu jo. O Ramūnai, kodėl neišsilaikai teisę, jeigu tai patinka vairuoti? Buvau pradėjęs laikyti, bet kažkaip buvo taip, kad, nu, su draugais užbalevojau ir nenuėjau į tuos kursus ir tuo viskas baigėsi. O kai tuos kursus lankėjai, tai atsimeni buvo tokia taisyklė, kad išgerus negalima vairuoti. Ta prasme, tu tai žinai, ar ne? Taip, žinau. O tai kodėl vis tiek sėdi ir 10 kartą tave pagauna? Ne 10 kartą mane pagauna, o 10 kartą avariją buvau padaręs. Ai. 3 kartą atrodo pagavo. O mane, kiek mane pagavę? Kokie, ką žinau, 14-15 kartų. Tiek esi turėjęs jau reikalų su pareigūnais. Nu, mane pirmą kartą sustabdė, kai man buvo 13 metų. Ten ir tai mūsų mašina buvo, su draugu pusiau pirkta, viso nusipirkom, karočią, mane... Ir sudaužėm, nu ir viso. Nesudaužėm. Ne, šitos nesudaužėt. Ne. Nu, tavęs O kokiu klausyt tikslu smagu. tą automobilį įsigijot? Nes tikrai ne tam, kad įveikinėt atstumus nuo taško A iki taško B. Neturėjau su kuo į mokyklą bilės važinėti, tai reikėjo... O 12-mečiui vaikui reikia automobilio į mokyklą, kad nuvažiuot, ar Nu, ne? tai ką, žinau, į 5 klasę jau, tai su dviračiu nevažiuosiu. Skriaudėjai šiek tiek tuos, kurie pėsti į mokyklą su klumpiam vaikšto. Ne, mane bandė skriaus, bet kai vienam nosis lūžo, tai po to jau nebandė mane skriaus. Tai esi ir nosių palaužęs, ir automobilių sudaužęs, ir su... Tai vienas nesiskaito. Ir su pareigūnais 15 kartų reikalų turėti irgi nesiskaito. Tai ten po... Tai iš to, kad tu kalbi, aš suprantu, kad tavo požiūris, kad tu taip ir toliau žadi gyventi. Ne. O tai ką keisi savo gyvenime? Įsilaikysiu teisės ir, nu, nežadau, blėt... Oi, sorry. Čia žargonus mano. Nežadau vieno to po policiją tūsytis, nu ir viskas. Tu sakai, kad nesiskaito 15 kartų policijoje, sulaužytos nosys ir visa kita. O kas skaitosi? Nu, čia šiaip ne tau klaus. O aš galiu paklausti? Ar Čia ir ne man? Nei jum, nei jei karočią nereikia žinoti. Kada norėsi, tada sustosi. Be abejo. O nebijai, kad sustabdys ne policininkas, o dievulis. Tu ačiū Dievui tada. Ta prasme, kai baigsis, tai taip ir Gerai, baigsis. nesukit galvos dėl manęs. Jei kai baigsis, tai baigsis, nu. Ramūnai, tada nuoširdus klausimas. Klausiu, kaip vyras vyro, nes ši moteris klausinėja tavęs, jos gal nelabai ir supranta tos vyriškos psichologijos. Ar turi merginą beje? Turėjau. Turėjai? Turėjau, bet kaip sudaužiau motinos golfą, tai karočią paliko mane. Taigi, matai, merginom galbūt nepatinka tokie vaikinai kaip tu. Nepagalvojai niekada? Ne, aš, žinai, aš tau papasakočiau visai kitą temą, bet aš čia prie kamerų tikrai nepasakosiu ir, nu, dėl ko jinai su manim buvo ir taip toliau. Ramūnai, nu bet kaip tu atrodo, merginoms patinka, sakysime, toksai gyvenimo būdas, kokį tu vedi? Kai kuriom patinka, kai kuriom ne, yra dvi prasmės. Bet dabar merginos neturi. Galiu gauti vėlę kurią. Lazdijose? Tokios lengvai prieinamos merginos? Be abejo. Tik zvanoką duodu ir viso pasimu. Iš kur tu gauni pinigų šiandien? O pinigų iš kur gaunu, tai čia jums tikrai neaktualu žinot. Irgi ne mano reikalas. Be abejo. Ramūnai, vienas toksai pastebėjimas. Po šitos televizijos laidos tu neabejotinai išgarsėsi. Lazdijose bent jau, ar ne? Lazdijose manau, kad jis jau labai garsus. Jau garsus ir staiga, aišku, žmonės, na, žinai, toksai yra toks paradoksas Lietuvoje, pasirodai per televizorių ir tu jau žvaigždė. Bet kaip tu atrodo, kaip žmonės vertins tavėje? Sakys, čia yra sektinas pavyzdys ir jie kaip tik sakys, pasižiūrė, koks blogas lazdijietis vis dėlto atsirado. Ne, supranti, čia ne apie tą žvaigždę, nei kažką. Karočią, nu, paėmiau, atvažiavau ir viso, noriu, sėdžiu. Ramūnai, tau nebaisu, kad gali atsisėsti į kalėjimą dėl tokių dalykų? Dėl tokio savo gyvenimo būdo? Į kalėjimą tikrai neatsisėsiu, o dėl parų, tai jo, atsisėsiu. Bet vairuodamas automobilį tu gali, padarydamas avariją, sužeisti praeivį tiesiog. Tai taip, bet... Ir viskas, ir sėsi į kalėjimą sėkmingai. Bet aš to nepadariau. Tai dar ne. Tai klausimas, kada tai padarysi. Tu dar teisių neturi, už tiek jau turėjai avarijų. Nu, tai kas?
Tai aš tavęs ir klausiu, ar nebijai, kad tave pasodins į kalėjimą? Ai, gerai, tik nespank. Gintarė, tai nespanksta, o galiu paklausti, ar tu truputėlį nesi apspangęs dabar mūsų studijoje? Aš? O gal? Ant drąsos. Nu, ir ką? Ačiū tau, kad atėjai į mūsų laidą. O negalima čia būti? Galima čia būti ir labai gerai, kad atėjai, nes Ramūnai, mes čia tikrai iš tavęs herojaus šį vakarą nenorim padaryti. Tai jau nekalbysis? Neįdomu. Dar kalbinsim, dar... Tai tvarka, davai.